Paskutinį kartą kylanti saulė mus grąžins į mokyklos klases ir pavirsim kaip smiltys iš saujos į skirtingas pasaulio puses. Nežinia, kokios sutemos laukia tuščiame ateities traukiny. Šią akimirką tapom suaugę, nesupratę, kad mes jau vieni. Čia liko mūsų paslaptys ir klaidos, laimingi šypsniai, ašarų lašai. Čia liko mūsų pats gražiausias laikas.
Fail. Gerai, kitas. Martynai. Arčiau, ei. Aš teisiau nedalyvauti pamoką. Dalyk kartu su juo gali. Su Gabanu. Oho. Kaip nori. Kiek tu dar sakai?
svajones ir kad eisit klasės susitikimą po kelių metų, kad darytumėt Tai mes rytoj darysim. paliksit auklėtojai. Ir grįžę po kelių metų į klasės susitikimą paskaitysit kiekvienas, apie ką svajojot, ko norėjot ir taip toliau. Tai nežinau, kam šitas. Duosi pravdą. Susirašysit ir kažką. Striuko, Rašykit. Tai nebūtinai dabar susirašysit kitą dieną. Tai mes ir čia. Mes labai iššaukti išmokome. Pas ją darbuotojas dirba. Vis dar O dabar neteks ir 12 valandą. Dar tai ką yra dabar. O čia Ate. O gerai. Это ты им. Kada kažkiek. Tai neskaitė. Neusikabina, no. Так va. Bučiai. Tai ko tai tai yra? Ne, tai bravo. O gal ir gerai? Dar vienas jėgas. Va, tai va, tai Tada trečią. Mes visi yra. Reikia dar. O kodėl ne? Sumas pasakė. Galiu. Visą. O šaukti lapą. Šiandien paskutinį kartą į skambučio aidą girdi, į gyvenimą, į saulę, išvydė jauniausias širdis. Eisit jau, girdi, klases uždaro, paskutinį kartą paklausyk, toks labai pažįstamas ir geras tų senųjų žodžių girdesys. Eisit jau, kaip niekad šypso saulė ir kaip niekad mokykla jauti. Viskas prieš akį jums šiam pasauliui, miestai ir žvaigždynai prieš akį. Eisit jau žali klevai parina, o kuždės prie vartų paslapčia, čia pirma svajonė jūsų gėlė ir keliai prasideda nuo čia. Laimingi šypsi ežerų lašai, čia liko mūsų pats gražiausias laikas, kurio atrodo buvo tiek mažai. Paskutinį kartą tvyrantį saulė bus grąžins į mokyklos klases ir pavirsim kaip smiltys iš saulės ir skirtingas pasaulio puses. Nežinia, kokios sudėmos laukia,
Padėkokite vėliavnešiams. Vėl mėnulio žiedadulkėms snigo, ūkanotoj gegužio naktį. Šįryt visos kasdieniškos knygos ir visi užrašai užversti. Nežinau paskutinio skambučio, gal jūs laukit be galo seniai. O gal metai jūs buvo trumpučiai, kaip keli paprasti sakiniai. Bet štai, susirasti gyvenime vietą sunkiau pasirodo nei lygtai spręsti. Nėra užrašos panašių variantų, taisyklių pritaikyti čia negali, bet aitis skambutis ir kviečia gyventi. Kviečiame mokyklos direktorių tarti sveikinimo žodį abiturientams. Mėly abiturientai, mėly vaikučiai, šiandien mes labai džiaugiamės. Džiaugiamės labai, kad jūs jau galų gale baigėte 12 metų, išsimokėt ir skleidžiat sparnus. Žinoma, liko smulkmenų, ten egzaminai. Bet aš tiesiog noriu jums palinkėti. O palinkėjimas tikriausiai žinot, su kuo jis yra, ta prasme, kartu. Palinkėjimas tai tas pats, kas būtai. Vat palinki ir taip ir atsitinka. Tai aš jums linkiu, kad jums būtų gerai. Kad jums gerai laikytųsi egzaminai. Kad jums gerai susiklostytų gyvenimas. Kad jūsų sveikata būtų gera. Kad jums būtų džiaugsmas gyvenime visą laiką. Kad aplinkui būtų tik geri žmonės. Ir kad jūs visiems žmonėms būtumėte tik geri. Kad visur, kur jūs praeitumėte, kad tik tai būtų šypsenos ir mylinčios širdys. Kad nereikėtų jums kariauti, kovoti kraują vietą. Kad viskas būtų gerai. Mėlyje, mes jūs labai mylim. Nu, labai mylim jūs labai. Labai. Mums žinoma labai gaila, kad jūs išeinat, bet taip turi būti. Jūs atėjot tam į mokyklą, kad išeitumėte. Suprantat, jūs čia sėdit, o jau kiti eilėje laukia prie šitų suolų, kad irgi atsisės kitais metais. Tiesiog taip reikia. Mėlieji, sėkmės.
Audringi aplodismentai. Leiskite dar perskaityti oficialų raštą. Vadovaudamosis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 dienos įsakymo numeris V766 dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 dienos įsakymo numeris įsak 556 dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo ir mokytojų tarybos 2012 m. 5 mėnesio 30 dienos susirinkimo protokolo numeris 4. Leidžiu laikyti brandos egzaminus šiems mokiniams. Adamonytė Rita. Adomaitis Rytis. Bagušinskaitė Agnė. Bezanytė Asta. Bučiūnas Deividas. Daunoraitė Aidutė. Jurkonis Linas. Kalaušytė Vilma. Klimavičius Gabrielius. Kulmanavičius Arvydas. Milkevičiūtė Gintarė. Markauskas Karolis. Mikalauskas Remigijus. Mikulskas Martynas. Nakraševičiūtė Ligita. Raižytė Gintarė. Ramanciuškas Tautvydas. Vandamanskaitė Živilė. Sinkevičiūtė Jūratė. Seniauskas Augustinas. Ir Smolskaitė Galatė. Antrą kartą mes su pavaduotoja sakėm, čia nestosim ir nekalbėsim. Todėl, naudodamiesi progą, norime atiduoti duoklę jūsų klasės iškiliausiems žmonėms. Jūsų klasė buvo labai vaisinga ir turtinga, šviesiais ir energingais žmonėmis. Visai dar neseniai vėliavas atlydėdavo čia buvusi prezidentė Jolanta Smolskaitė. Todėl prašyčiau Jolantą Smolskaitę ateiti čia prie mūsų. Miela Jolanta, žinok, amžiams liksi Stakliškių vidurinės mokyklos prezidentė. Net kai mirsi ir tada sakys, mirė Stakliškių vidurinės mokyklos prezidentė. Sėkmės tau visame kame ir dėkoju už prezidentavimą, už pavargai čia tavo atminimai. Prašau į čia ateiti esamą mokyklos prezidentę. Oi, Dainatė, gal jau tu vis dėlto atiduoki. Nu, tikrai išties nelengvas buvo prezidentavimo laikotarpis, bet taip yra, tavo sušildytą medalį kitais metais uždės mokyklos vadovas jau naujam prezidentui. Mes labai dėkojame tau už iniciatyvą, už energiją, už patriotiškumą, už viską, ką tu atidavai mokyklą. Ir atminimui tau dovanojame medalį. Šito netimsim. Ne viskas. Ir dar mes tau norime atskirai padėkoti, nes tokių iniciatyvų kaip tau mes dar buvom nematę. Ačiū visos mokyklos vardu. Dar aš turiu kaip mokytojas vieną padėką. Aš turėjau, kol dirbau šitoje mokykloje, daug gerų istorikų, bet vienam noriu padėkoti atskirai. Tautvydai, būk geras, ateik čia. Man buvo visada labai malonu vesti istorijos pamoką ten, kur sėdi Tautvydas.
nes aš sugalvoju kokį nors kiaulišką klausimą, tas ir atsako. Kitas sugalvoju ir tą atsako. Taigi labai malonu buvo su tavim bendradarbiauti, nes tai būdavo tiesiog spektaklis. Sėdi kiti klasiokai, žiūri, kaip tenai Tautvydas su mokytoju šaudosi. Tautvydai, ačiū tau už pagarbą istorijos dalykui ir išminties simbolis, pelėdžiukas, nuo manęs asmeniškai, kaip nuo istorijos mokytojo. Sėkmės tau. Mielieji abiturientai, šios atsisveikinimo šventės proga norėtumėme jums parodyti trumpą spektaklį. Galbūt jis jums primins vaikystę pirmosius metus mokykloje. Kaip suaugę, tik tai paprastai ir gražiai. Kaip liūdi vaikai. Kaip suaugę, tik tai visada atvirai. O kaip myli vaikai. Kaip suaugę, kaip mudu kadais. Tudėliuosi, glaudžia ir šaukia gražiausiais pasauliai vardais. Augustinai. Živilytė. Ligita. Martynukai. Gabrielė. Staužvydė. Rytė. Arvydukai. Linai. Kaip jie šaukia ginčą spręsdami, rodos plyš nuo triukšmo namas, o pro langus tarsi širdimi žiūri sunerimusios jų mamos. Kaip jie šaukia ginčą spręsdami. Tik skaičiuoklė jų likimą lems ir jos teismas bus teisus ir viešas. Ką daryti mažyliams ir bailiams, kas iš jų turėtų būti priešas. Tik skaičiuoklė jų likimą lems. Sulaužei manulėlį. Aš nesulaužiau. Pažiūrėk, kojelę sulaužiau. Atsiprašau, aš ir nenorėjau. Pasakysiu mokytojai ir tėveliam. Prašau, nesakyk. Pasakysiu. Jaučiu radau ateiti dresni. Kas atsitiko? Dantukas iškrito. Parodyk, kuris. Šitas. Ar turi tą dantuką? Taip turiu. Ar žinai, ką reikia daryti? Ne, nežinau. Gelbėk petį ir sakyk. Pelytė, pelytė, aš tau duosiu kaulinį, o tu man auksinį. O tada išdygs naujas ir stiprus dantukas. Gerai. Pelytė, pelytė, aš tau duosiu kaulinį, tu man duok auksinį.
kartais norėtųsi nors trumpam sustabdyti laiką, o jis taip greitai bėga, skuba, palikdamas tik prisiminimus buvusių dienų. Jis negrįžta, nepasikartoja, tik skuba, skuba, skuba. Juk čia rašėte pirmąją raidę, kaip mokėdavo atkėlėt rankas. Skiemenim pirmą žodį suskaitę, klausėt mokytojos, kodėl ir kas. Ar žalias pasakų namelis šioj žemėj didelė yra, ar ten kūrenasi ugnelė, visiems dosni, visiems gera, gal ta ugnelė vos ten plazda, nekurstoma užges jau greit. O kaip man pasaką surasti, o kaip man iki jos nueit? Mieli 12-okai, skriskit į saulę, skriskit į vėją, juos palydėkit, juos pasitikit, svajonių medį pasodinkit, jį glamonėkit mylinčiom rankom, kalbinkit, jį kalbinkit, širdies ruvenimu, akių žaibavimu. Skriskit tik į laisvę, šilstantį vėją, skrydį 12-okai, sparnai tik stiprėja, sparnų galingų, nepavydim. Jums 12-okai laimingo skrydžio. O kas geriausiai žino jūsų, mylėję abiturientai, pirmuosius vaikiškus mokyklinius žingsnius, jei ne pirmoji mokytoja? Kviečiame tarti žodį. Blogi sekančio laiko bangose. Šiandieną liko tik prisiminimai ir ausyse spengiantys žodžiai. Pirmasis žingsnis žengtas mokykloje. Pirmasis nedrąsus žodis startas mokytojai. Pirmoji klasė, pirmasis suolas, pirmoji mokytoja ir mokykla. Netrukus jūs užversite mokyklos duris, už kurių laukia daug takelių, kelių ir vieškelių. Vienuose jūs rasite daug džiaugsmo, sėkmės, kitose galbūt sutiksite didelius išbandymus. Bet kiekvienas turite pasirinkti savo kelią. Kuriuo žengtumėte tvirtai. Šiandieną buvusiems savo mokiniams norėčiau padovanoti po mokyklinį varpelį. Kai jums bus linksma, paskambinkite juo. Galbūt išgirs jūsų klasės draugai ir pasidalins su jumis jūsų džiaugsmu. Kai jums bus liūdna, paskambinkite juo. Galbūt prisišauksite savo klasės draugą ir liūdesį, nesėkmę pasidalinsite kartu su juo. Taigi visokeriopos jums sėkmės visur ir visada.
merginų šokių grupė. Jos savo šokį skiria ir buvusiam šokėjams. Kaip niekad šypso saulė ir kaip niekad mokykla jauki, priešaky toks nuostabus pasaulis, miestai ir žvaigždynai priešaky. Į sceną kviečiame Getvilę, jie atliks dainą Call Me Maybe. I do wish you know well, don't ask me, I never tell. I look to you as a fell, and now you're in my way. I strain myself for a wish, pennies and dime for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was on the ripped jeans, skin was showing hot night, wind was blowing. Where do you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe.
Ir dabar mokyklos popchoras atliks dainą Vabaliukas Jonas. Aš vabaliukas Jonas, aš tikras miško monas, vienak man reikia šviesti visus dalyčių miesto. Aš vabaliukas Jonas, aš tikras miško monas, vienak man reikia šviesti visus dalyčių miesto. Man nevalia užmigti, reik palydėt sutikti, kitos gerai vežioja po žalio miško stogu. Aš vabaliukas Jonas, aš tikras miško monas, pernakt man reikia šviesti visus dalyčių miesto. Aš vabaliukas Jonas, aš tikras miško monas, pernakt man reikia šviesti visus dalyčių miesto. Manoje žemė šilta, užgesti nužemėta, aš tikras miško monas, aš vabaliukas Jonas. Aš vabaliukas Jonas, aš tikras miško monas, pernakt man reikia šviesti visus dalyčių miesto. Aš vabaliukas Jonas, aš tikras miško monas, pernakt man reikia šviesti visus dalyčių miesto. Klasės daugiau ir ašarą nuo skruosto nusibrauki, šviesiais atsiminimais pasidžiaugi, paskui gyvenimą keliauki. Kviečiame abiturientų auklėtoją Zitą tarti žodį savo auklėtiniams. Vaikai, jūs mūsų ateitis, viltis, tikėjimas, tik jumyse neįsipildė mūsų tikslai ir dar gyvenimą pakeis turėjimas. Jūs paukščiai skrydžiui keliantys sparnus, jums atviri visi beribiai toliai. Tegu likimas būna jums dosnus ir dar stipriau globoja nei lig šiol. Nerūpestingos dienos liko praeitį, o prieš akis savosios vietos suradimas. Žingsniuokit tiesiai, teklaidžioja kiti, priimkit dovaną, ją skiria jums likimas. Tepildos jūsų lūkesčiai, svajonės ir vartai į gyvenimą plačiai lai atsidaro. Linkiu jums gero gyvenimo, sėkmės jums. Į sceną kviečiame merginų ansamblį, jos atliks dainą Gandrai. Thank you.
Nepamirški vaikiškų išdaigų, savo mokslo metų ir senų draugų, kurie tartum mintį šiandien įsisklaido, nors širdį ir daros neapsakomai sunku. Kviečiame abiturientų tėvus tarti žodį. Labai šiandien man sunku kalbėti, bet ką darysi? Tik tai išėjęs į gyvenimo kelius, jūs neužmirškit šito krašto, kuriam užsiauginote sparnus, kuriam pažinot meilės raštą ir neužmirškit jūs šitų žmonių, kurie jums laimės ir sėkmės linkėjo, kurie jums širdį nešė dovanų ir į svajas įpynė verknės vėją. Juk kartais būna ir takai nelygus, ir apsiniaukęs rudenio dangus, ir kartais žodžiai lyg erškėčiai dygus, užtemdo tai, kas buvo tai brangu. Bet kai tvirtai žinosite, ko norit ir gerbsit savo troškimus, tai laimė nekviesta ir neprašyta, kasdien pabels į jūs duris. Tegul gyvenimas jums neš gražiausią dainą, kaip paukščiai neša saulę ant sparnų. Ir tegul niekad netrūksta jums saulės, pačių skambiausių vyturio dainų. O mes, tėveliai, norim palinkėti visą laimę iš pasaulio, padėti jums ant virpančių delnų. Sveikinimo žodį abiturientams. Ruošim kalbai, kadangi mama dar vis nedrąsiai išleidus ne vieną vaiką, tai jau aš noriu tau, mano viena sesė, nuo mūsų visų palinkėti tik stiprybės, laimės, sėkmės ir labiausiai sveikatos. Čia dar ne pabaiga, linkiu dar tau ištvermės ir kantrybės ilgam gyvenimo kely. Visų mokinių tarybos vardu norime palinkėti visiems sėkmingos egzaminų sesijos. Jūs niekur vaikai neišeinat, tik taip pat keičiat mokymo įstaigą arba darbą. O 3 merginas mes norime joms atskirai padėkoti, pasveikinti. Kaip visada, norisi verkti, norisi jaudintis, ateiti. Už jūsų triūsą, už jūsų pagalbą, Jūratė. Už jūsų entuzijazmą, už jūsų kūrybą, už jūsų energiją, už jūsų nuoširdumą, draugiškumą, už viską. Jums labai ačiū. Būkite laimingos, būkite laimingos. Taip. Ir žinokite, kad mes visada jumis didžiaumės ir visada didžiuosimės. Taip. Ačiū. Tai va, Deimantė, iš tikrųjų, tai tu niekur neišeini, mes šauksim, tikrai tavęs nepaleisim, nes visos kaip išeidavo, tai viskas, tu tavęs tikrai nepaleisim, labai mylim ir sveikinam tave pas mane kažkam programa. Mes tęsdami ir puoselėdami Stakliškių krašto tradicijas, taip norime apdovanoti iškiliausius sportininkus šitos klasės, kurie 10-metį garsino mokyklą. Taip pat noriu pasakyti, kad nepakeičiamų nėra, yra tik neprakneštami. Jo, tai linkim jums tokiais ir būti. Ir dar turbūt žinot, kokie yra lyderio, kokios spalvos yra lyderio marškinėliai. Tai turbūt nereikia sakyti geltoni. Taip, pat ir linkim jums ir gyvenime, kaip ir sporte, lyderiauti. Ir norim pakviesti gal pradžiai nuo mergaičių, Jolantą Smulskaitę. Gintarę Lipkevičiūtę. Živilę Smulskaitę. Lydia Adomaitė.
kviečiame 11 kartą sveikinimo žodžius 12. Tautvydas kaip filosofas, aukštos žinios, geras protas, frazių jis paskeldo gausiai, visos jos malonios ausiai. Valančiūnas, sportas ir sveika mityba, tai jam vienam būdinga. Bachūriukas aplink mašinas išsukas, bet kai lieka laisvo laiko, iš oleduobę jis skraido. Augustinas klasės tėvas, juk pas jį didžiausias rėmas. Klasės svarų žodį, jei kas prieš, dziudo parodė. Klasės melomanas Marčius, turi jis neblogus plaučius, kuria meno šedevrus, galbūt antras Zvonkus bus. Jis atrodo tarsi vaikas, ūsams augti dar nelaikas, tačiau jaučia stiprias vyras, kai šalia jo kotė į. O kai lieka jisai vienas, ramsto pirmo aukšto sienas. Gabi stilių demonstruoja ir per pamokas niūniuoja. Technologijos jo sfera gali greit nulaužti sistemą. Kurmanavičių berniukas, kašės aikštėj puikiai sukas. Tik su mokslais jam bėda, mokytis nėra kada. Karolis, žmogus prie verslo, nori jis naujausio merso, bet ko nėra pinigų, teks važiuoti autobusu. Puikiai kurias eilės, bet sunku be vyrų meilės. O ir pusė jos netraukia, nes namie Facebookas laukia. Buvo jį gera mergaitė, ko neišlaikė teisių, nes dabar tai golfų laksto ir apie matuką masto. Klasėje ramiausia Vilma. Mėgsta jį paverti Vilną. Klasė nenaudinga, tik tai nuolat lako Vilna. Aida puikiai valdo stilių, fotosesijų nebijo. Paparacija medžioja, kai sijonai pilnoja. Kai pro šalį eina Asta, visų vyrų akys kesta. Įspūdingo jos figūra, nusišypsos pabužinė. Pasiėmus lygi būką, laksto net keleliai dūka. Ir draugus dažnai aplanko, būnančius centre ant kampų. Ji rimta, griežta kaip mentė, Grybauskaitės konkurentė. Kaip jau žino, tai Deimantė, ji mokyklos prezidentė. Štai ir dar viena gintarė, galbūt bus į sanitarę, mokosi tikrai gerai, bet su tūsais nejokai.
nemėgsta užtakulnių. Ji nemėgsta užtakulnių, kartais pavėliuoja durnių. Kai Živilė kūlę lošia, broliai žiūri atsilošia. Lygam podiumų į klasę, matom einančią Jūratę. Ji paklupo visus vyrus, mes prieš ją tiesiog nebylus. Jolantos puikus piešiniai. Jos darbus giria jau seniai. Dabar ji dar ir puikiai šoka, labai paplitusi hip-hopą. Skaičiai, formulės ir lygtis, sukas čia subtilės mintys. Kaip išmokyti tokią klasę, jei jie skaičių net nematė. Mokyklos choras atliks dainą kovo 12. Visus 12. Ir aišku, ypatingai norim pasveikinti tuos, kurie su mum draugavo, bendravo, kurie taip pat stovėjo šitoje scenoje. Tai man mergaitės gal kurios padės. Galėtų, norėtume pakviesti Agnę. Dar ne viskas. Jūs tie laukia. Jolanta. Asta. Na ir ištvermingiausia tai buvo Jūratė. Martynas.
Ar mes gyvenam, ar skausmui, ar laimiai kažin. Daug siekiam, daug ieškom šioj žemėj ir dedam viską širdin. O reikia mums elgtis atsargiai. Gyvenimas daiktas trapus, neskirta iš naujo vartyti gyvenimo knygos lapus. Iškeliausit į platų pasaulį, iškeliausit, kur nežinai. Tie lydės jūs rytmečio saulė ir laiminga dalia. Na, o dabar žodį suteiksime patiems 12-okams. Kadangi parašėm Jums testamentą, mūsų tradicinį palikimą, taigi skaitykite, ką mes jiem paliekam. Į tolumas nueina žmonės, tiems kelius pramindami. Esam straminiai metakeliai, bet vilėmės vis keliu. Pabuosti gali, nebedaug jų. Metai vieneri, iškęskit oriai kančią šią 11-okai ir būsite tikrai keli. Iškilmingai skelbime savo testamentą. Mes 56 laidos abiturientai, laisva valia ir kaip nekeista vis dar blaivių protų, paliekame visą savo turtą, kurio tiek nesugadinome ir nesulaužėme, tiek suteikėme teisę saugoti ir tausoti, o galbūt ir toliau niokoti būsimiems 12-okams. Taigi, Agnį sporto salę mes paliekam, kad šokt su kamuoliais galėtų. Žydrūnei biblioteką ir knygas, kiek nesugrauž, paliks kitiems. Linukį stadionas tenka už meilę sportui ir respekt, kad kūlę žaidžia. Gintariai skiriam suoliukų šalia mokyklos stadiono, kad kai varžybos sporto vyks, vipo vietos būtų garantuotos. Aivaras sėdėt ant laiptų prie mokyklos mėgsta, tad atiduodam tau juos, tik saugo, kad cementas nesubyrėtų. Mantas valgykla lai pasidžiaugia, svečias dažnas ten, kai bandelių pilva šaukės. Kęstučiai futbolo kamuolius paliekam, kad išmoktų klišų golų į vartus nespardytų. Jovitai Albinutės gėlynai atitenka, prižiūrėk, laiku palaistyk, nes Albinutė viską akilom akytėm stebi. Pauliui skiriam rūbinę, kad bėgdamas iš pamokų striukės nepamirštų, o dar sušals, susirgs, juk vaistai brangsta. Kadangi Tomas rimtas vyras, skaityklą teks jam prižiūrėti, ramint mažus vaikus, Linutei galva, kad neskaudėtų. Rasai skiriam visas minkštas kėdes, kai nuvargins rusų ar kita kalba, bus kur pailsėti. Akviliai galeriją pirmam aukšte paliekam, meniškai sielai penolai suteikia. Miglutei muzikos kabinetas atitenka, dorėm į pasolę, dainuot pritinka. Arnoldėliui pasisekė labiausiai, jam kompiuteriai mieliausi, į autogidą galės eit, mašinyčių pažiūrėti. Artūrui oras skirtas, nes nematom jo visai, pasirodo kaip mėnulis ir pradingsta taip staigiai. Rūdai ir Ivetai pirmas aukštas, iki čia jos dar ateina, o toliau jau sunkiai. Na, o Živilė, Ingai ir Lolitai mokyklos tualetus paliekam, kad užkandžiaut ir pasigražinti galėtų. O Kristinai mūsų darbščiausiai lieka tvarką prižiūrėti. Na štai, atrodo, išdalinom visą turtą, o ko nepaminėjome, lai palieka ir laukia geresnių laikų. Pasiliekame teisę grįžti ir be abejo patikrinti, kaip jums seksis. Sėkmės, 12-okai. Jūs prie šio testamento jūs gaunate raktą. Tai visas mūsų mokyklos visraktis, jis atrakina visas duris. Tik reikia mokėti su juo atrakinti. Taigi ateikit 11-okai pasiimti. Dabar pradėsim dėkoti kai kuriems žmonėms, už ką turim pasakyti didelį ačiū. Už tai, kad išauginot, už tai, kad globojot, rūpinotės. Taigi dėkojame direktoriui. Visų pirma, už jo rūpestį, už jo...
norime dar padėkoti pavaduotojai, kuri per biologijos pamokas, kadangi labai daug šviesdavo ir vis dėjodavo, kiek jūs vaikai man lapų išnaudojate ir panašiai. Tai gal mes jums bent minimum simboliškai atiduodam tuos lapus ir dėkojam už tai, kad švietėt, kad rūpinotės, kad buvot ne tik pavaduotoja, bet ir biologijos ir chemijos mokytoja. Ir turim jums pasakyti didelį ačiū. O aš labai dėkoju, kad jie pažada savo įvykį. Sako, mes jums padarysim staigmeną. Ar duosim tą popierį? Kuri taip pat labai daug švietė, labai daug tekstų mums kopijavo, kadangi vis neužtekdavo lapų, tai bent vėl simboliškai. Ačiū. Taip pat 12 pirmoji mokytoja Noreikienė. Taip, daugiausiai išmokino pirmas raideles rašyti, skaičiuoti. Tad dėkojame jums irgi už tai. Didelis ačiū. Kurie dar vis lanko orą. Tebūnie. Miela Onutė tam lešin. Aš susibrūtai. Nežiauk. Gerai, viskas. Darėm jums. Išmokėt mus dainuoti. Būdavo daug repeticijų, per kurias neklausydavom. Buvo daug tokių, per kurias valgydavom. Net mokytoja blynus kažkada nešė mum į repeticiją. Dėkojam jums, Onute, kad mumis rūpinatės. Už viską. Ačiū. Pat mūsų brangiausia, vienintelė ir nepakartojama klasės auklėtoja Zita Litvinskienė. Auklytė mūsų mylimiausia. Nepykit, kad kartais neklausydavom, dažnai tai yra, kad jūs labai pykdavot ant mūsų, kad sakėt, gyvenime tokios klasės neturėjot. Bet tikrai nepykit. Mes buvom vieninteliai išskirtiniai, tebūnie ir nepakartojami. Atleiskit mums už viską. Ir dėkojam jums už kantrybę, už rūpestį, už meilę, už tuos 7 metus, kuriuos buvot kartu su mumis. 7. Tad kviečiam jums čia. Kur šitą vyrą reikia? Ačiū. Balaganas, time out.
kadangi visiems turime už ką pasakyti ačiū, nuoširdų ačiū ir didelį ačiū už tai, kad išaugino gerus vaikus. Ir taip pat kviečiame po viso šio renginio dabar tėvelius ir mokytojus į valgyklą. Labai jums didelis ačiū. Seklytėlę degėsios. Tik į YouTube'ą neįdėkit. Dėsim. Vidas labai skaniai valgo. Įdomu, kaip jis tai atlaikys vargšelis toks didelis. Nu, turėsit kiekvieną dieną atlaikyti. Mes apčiaunės gyvenam, ne? Dėkui,
Specialybė matosi, kokią reiks pasirinkti. Gerai dirbat. Turėtų būti geri duobkasiai. Nu, pelningas dar amatas. Darbą visą laiką. Nu, visą laiką. Ir ką, betonavo, kas asfaltas buvo? Pala, kaip čia dėdas čia užpakalė. Gerai, man. Va, taip. Visą žemę nesivarykit gerai, padarykit tą siedą aplinkui. Kur jūs pingai? Davai, greičiau. Ten nesimatys. Gerai. Mūsų vaikiškas juokas nurimo paskutinio skambučio aiduos ir daugiau nebebus pratęsimo, nebėra šiam romanui klaidos, nežinia kokios sutemos laukia tuščiame ateities traukiny. Šią akimirką tapom suaugę, nesupratę, kad mes